Taigi rezultatas po 3 kėlinių jau šiek tiek gražesnis, pažiūrėsime kaip bus toliau. Na, o šiandien mes turime ne tik daug karių, šiandien mes turime vieną garbingą svečią. Neptūno krepšinio klubas ilgai bendradarbiauja su Lietuvos kariuomenės savanorių pajėgom. Ir aš norėčiau pakviesti krašto apsaugos savanorių pajėgų vadą pulkininką Artūrą Jasinską, o taip pat Neptūno krepšinio klubos valdybos pirmininką Vytautą Lygnugarį. Ir keletą žodžių noriu suteikti pulkininkui. Su naujo sezono pradžia, klaipėdiečiai. Džiaugiuosi, kad mūsų kariai sėdintys čia tribūnoje turi puikią galimybę pasidžiaugti Neptūno komandos pergalėm. Dėkoju klubo vadovybei už šią suteiktą progą ir manau visą sezoną kariai tikrai padės jūsų komandai triukšmų ir palaikymu. Ačiū Jums ir noriu įteikti dovaną, kuri pas mus reiškia. Jums nepritrūktų šovinių, o paralą laikytumėt sausą. Klaipėdiečiai, su pajūrio vėju, su drąsia širdim, su sirgalių griausmu ir fortūnos pagalba. Pirmyn! Ačiū labai savanoriam už gražią dovaną, o mes pasižadam džiuginti gražiom pergalėm. Dėkui labai.